Kiek simuliatorius arti realybės? Ateinu su tokiu nustatymu, kad man čia taip neveiks, man čia taip veiks, man čia taip reikia likti pačiam bednesnėje situacijoje, bet vardan bendruomenės. Čia taip gali atrodyti, iš pradžių viskas paprastai, labai galima greit nudegti. Esi kažko nepraleidęs per pirmas 10 valandų. Keičiam trasas, keičiam automobilius, galų varoma, priekių varoma. Tu negali daryti klaidų, nes savo klaidos dažniausiai labai brangiai kainuos. Per daug metų esame išdirbę. Tavęs nereikės aplenkti. Sveikas, Karoli. Labą. Buvau Latvija, pasidomėti, kaip vyksta licenzijos lenktynininko gavimas. Tai papasakoju iš savo pusės apie egzaminus, apie visą teoriją ir atsiunti pas tave, kad kaip į vietą, kur išlaikyti praktiką. Gerą vietą atsiunti. Sakyk, nu, kas yra iš viso simuliatorius dabar visų pirma? Tai simuliatorius yra įrankis ruoštis realybei. Ar ne? Tai mūsų užduotis pagrindinė kaip simuliatorių akademijos, pasitelkiant simuliatorius, ruošiam sportininkus realiai trasai, kadangi realybėje važiuojant yra labai daug išlaidų, tu negali daryti klaidų, nes tavo klaidos dažniausiai labai brangiai kainuos. Simuliatoriui tiesiog iš finansinės pusės tai atlikti yra pigiau, greičiau ir kartais netgi naudingiau. Mes simuliatorių naudojam kaip sportininkų ruošimą ir tiesiog paprastus vairuotojus ruošti ir tobulinti jų vairavimo įgūdžius. Tai reiškia, pas mus ateina ir lenktynininkai, ir paprasti žmonės. Dabar prie simuliatorių daugiausiai turbūt naudojam, ar ne čia Assetto Corsa? Įvairiai. Turim daugiau platformų, turim ralio platformą, tai naudojam RBR, Richard Benz Rally vadinama, Assetto Corsa, iRacingą ir dar turim keletą kitų, bet iš esmės pagrindinės taip yra Assetto Corsa ir iRacing. Buvo toks labai praeitais metais populiarus filmas Gran Turismo, ar ne, kur tikrai faktais paremtas, kur vaikinukas iš Gran Turismo pateko į testus ir ten tapo čempionu. Taip. Dabar Gran Turismo čia yra, naudojat ar nenaudojat? Ne, Gran Turismo yra žaidimas. Žaidimas, ar ne? Tai netitinka tai, ką tu gauni Assetto Corsa ir iRacing'e. Taip, iš esmės tai yra, ten labai daug marketingo yra tam Gran Turismo, aišku, aš pasakydamas, kad ten žaidimas, tai gal taip labai drastiškai pasakau, nes jie save netgi laiko, kad mes esam realiausias simuliatorius pasaulyje, bet toli gražu ten nėra to. Tai mes net nenaudojam, jisai, kiek žinau, yra tik ant konsolių ir šiaip man ranka nekiltų ant tokios įrangos naudoti tokią platformą. Tai iš esmės pagrinde, ką mes naudojam, tai yra iRacingas. Tai iRacingas, jau kai ateina žmogus, nori tobulinti savo vairavimo įgūdžius arba, grinai, nori ruoštis tapti lenktynininku, tai tik iRacingą duodam ir važiuojam. Turim ir Assetto Corsa, taip pat dabar važiuoja taip pat mokinė Emilija Assetto Corsa ir ruošiasi 325 kapui. Žiūrint palei ko, kam reikia. Iš esmės renkamės taip. Assetto Corsa taip pat yra puikus simuliatorius, tai tiesiog kam ko reikia palei tą renkamės. Dabar jeigu, gerai, tarkim, ateit čia ne žmogui, kuris ruošiasi kažkokiam lenktynėm ar kažką, kuris nori ateiti, papramogauti, jis nenori gražios grafikos, galbūt nesirūpinti padangų temperatūrą, ar turi ką pasiūlyti šitam žmogui? Pažaisti. Pažaisti, papramogauti, kad tiesiog su simuliatoriu, su varu, su pedalais, kad nereiktų rūpintis ten kažkokiais. Kadangi tai yra aukšto lygio įranga, tai ne su visais, su daugeliu programų jos neina tiesiog sujungti, susijęti, kaip pavyzdys, jisai nemato vairo laipsnių, pedalų ir panašiai daugeliu kitų dalykų. Kadangi pas mus mes naudojam triple screen 3 monitorių sistemą, tai didžioji dalis net neturi to supporto, nepalaiko ant 3 monitorių vaizdo. Jeigu ateina žmogus papramogauti, tai tiesiog duodam Assetto Corsa ir ten gali pasirinkti driftą, padriftinti, gali pasirinkti žiedą, gali visokių time attackinių mašinų, didesnis pasirinkimas. Iš esmės tiek trasų, tiek mašinų. Galbūt kažkokius asistentų susijungia, kad labiau visokius pasilinimus taip toliau, kad jis negalėtų, galbūt, kad jam nereiktų pergyventi dėl ten padangų temperatūrą ar kažko panašaus, ar ne? Ta prasme. Mes, aišku, yra ten galima pasirinkti, kad, kaip sakau, vos ne už patį vairuotų, bet niekada to nedarom, niekada to nejungiam. Tiesiog stengiamės palikti tą, kas yra realybėje. Tik tais, aišku, jungiam trajektorijas tenai linijas ar ne, traction control, praslydimo kontrolę paliekam, ABS paliekam, to užtenka visiems iš esmės, ar jisai ten žmogus fūrą vairavo 30 metų ir norėjo čia pasivažinėti, ar jisai lenktynininkas, visi plus minus vis tiek, gaudosi tame vairavime ir nėra čia didelių bėdų. Dabar grįžtant prie pačios licencijos dabar, tai ką mes čia darysim, ar ne, nes sakė, 10 valandų turiu pravažiuoti. Tai kas čia laukia ir ką aš čia pamatysiu per tas 10 valandų važiavimo simuliatoriuje? Tai gal pradėsiu nuo to, jeigu mes išsiplėtėme tas platformas, tai mes naudosime Assetto Corsa, kadangi Assetto Corsa yra pranašesnė už iRacingą, ten galima modus kelti. Tai iš esmės mes naudojame Assetto Corsa šiek tiek kartais, sezono metu dažniau, nes ateina tiesiog
sportininkai ir jiem reikia ruoštis Latvijai, Estijai, Kačiargai ir dar kitų mūsų aplinkoje esančių trasų. Tai Assetto Corsa turi šitą. Mes turim ir Kačiargą, ir Štukos trasą. Visas tas mūsų aplinkoje esančias trasas mes turim, kaip ir automobiliai. Ir jie yra, galima parsisiųsti tų modų panašių į mūsų tos žemiškus automobilius, ne vien ten GT3 ir high class automobilius. Tai mes naudosim Assetto Corsa, turėsime 10 valandų kursą. Tai mes per daug metų esame išdirbę, daugmaž padarėme programą. Tai per 10 valandų tu turėsi atlikti atitinkamas užduotis. Ir kaip pavyzdys, jeigu tu per 10 valandų to nesugebėsi padaryti, eisi dar papildomai tol, kol jas atliksi. Gali užsitęsti ir iki 20 valandų ir panašiai. Į dieną galėsi pravažiuoti tik 1 valandą. Kadangi jeigu tu pradėsi važiuoti po 3 valandas į dieną, tai labai daug informacijos ir tai yra nekokybiška. Tai į dieną valanda, per naktį tos visa informacija susiguli, ateini kitą dieną, važiuojam antrą pamoką. O dabar kokios užduotys laukia, ką ten reikės daryti? Paruošėme tas pačias užduotis, kokiom susiduria realybėje ar nevažiuojant. Pirmos tos užduotis bus tokie susipažinimai, gal 1 valanda susipažinimas iš visų simuliatorių. 2 valanda jau prasideda time atakas, trasos pažinimas. Tai reiškia, kai mes atvažiuojame naują trasą ir kaip pavyzdys, neturim galimybės ten simuliatoriui važiuoti, ar mes nepasitikim to simuliatorių, ten yra tokių vairuotojų. Tai atvažiavus į trasą, tai mums reikia išmokti atmintinai. Pirmas dalykas, tai eini aplink trasą, važiuoji, gaišti laiką, degini kurą, ilgai mokinies tą trasą, tai simuliatoriui tu gali sutrumpinti tą visą procesą ir simuliatoriui tu turi driving linas, tas linijas, tu tiesiog gali greičiau išmokti trasą. Tai tavo užduotis bus iš pradžios porą valandų, kad kuo greičiau išmokti trasą, kaip tu greičiau išmoksti trasą, dirbi su žvilgsniu ir toliau, jau 5 valandos yra tos tokios vieno važiavimo, vienas važiuoji, keičiam trasas, keičiam automobilius, galų varoma, priekių varoma, įvairiai iš esmės. Ir paskui jau nuo 6 valandos mes pradedam važiuoti jau sraute. Tai atsiranda pamokos, kaip važiavimas, atlikti sustojimą, kaip pavyzdys boksuose, tai įvažiuoti boksus, nuo kada prasideda greičio limitas, kur sustoti, kaip išvažiuoti ir panašiai, tos visos taisyklės, kurios yra labai svarbu realybėje ir kurios labai erzina, jeigu, kaip pavyzdys, tu važiuoji ten kvalifikacinį ratą ir tau pradžioj kvalifikacinio rato iš bokso koks nors išlėkė pradedantysis ir užkiša tau. Tai pasmauk galima, sakau, už tokį nežinojimą, bet čia vien dėl to, kad tu nevažiuoji simuliatorium, tu neturi patirties, neturi realios patirties, nesakau, kad tik važiuojant simuliatoriui atsisėdus į automobilį, tenai bus viskas ok, nes realybėje dasideda baimės faktorius, kas žmogui labai įtakoja, tai ir ten turi turėti patirties. Kažkoks baigiamasis egzaminas bus ar tiesiog pamoka po pamokos ir ten sprendimas paskui ant galo būna priimtas? Taip, iš esmės kiekvieną valandą, tai tu baigėsi kaip pavyzdys tą valandą ir aš priimu sprendimą, ar tu atlikai. Tai ar netlikai, ir aš dedu arba varnelę, arba ne varnelę. Kiekviena valanda toks kaip tarpinis egzaminas, ar ne? Taip. Tavęs nereikės aplenkti. Ne. Esmė, kas labai svarbu žinoti, kad kai tu laikai licenciją, laikas manęs nedomina visiškai ir tavęs turi nedominti. Kas yra labai svarbu, tai stabilumas, nedarimas klaidų, matymas kitų automobilių, supratimas lenkimo, kai tave lenkia, kai tu lenki, tos teorijos, taisyklių, kaip reikia elgtis ir panašiai. Tai čia yra patys svarbiausi dalykai, man neįdomu, ar tu ten tavo laikas labai geras, ar jisai negeras, man svarbu tave išleisti kaip saugų vairuotoją į trasą. Nes jeigu tu išvažiuosi į trasą, prisidirbsi, tai pirmas žvilgsnis ne į tave eina, o į kas išdavė licenciją šitam žmogui. Tai mano svarbiausias tikslas yra, kad tu išvažiuotum ne greitas, o saugus vairuotojas. Esmė, kad būtų bendras supratimas, ar ne, kad kaip elgtis ir ką ten daryti. Nėra esmė, kad greitis, kiek tu būsi greitas, nes tai turbūt ar ne vis tiek per treniruotės gali greitėti, bet tą bendrą supratimą tu turi žinot, kaip daryti, kur nekirsti linijų, kaip elgtis skirtingose ir įvairiose situacijose, taip? Taip. Tai sakau, akcentuojam. Aišku, ta programa yra tokia, kaip pasakyti, mes modifikuojam ją, priklausant nuo žmogaus įgūdžių. Jeigu žmogus jau, kaip pavyzdys, ėjo, treniravosi 3 mėnesius pas manęs privačiai, tai jau šiek tiek modifikuoji tą programą ir jį testuoji kitose vietose, kurių tu pats žinai, kad jiem nebuvai uždavęs. Tai iš esmės kiekviena licencijos laikymas yra toksai labai individualus dalykas, programa svyruojanti į vieną, į kitą pusę. Karoli, dabar tavo nuomonė, ar ne? Atvažiuoju aš pas tave,
10 valandų, sakykime, ant GT3 Porsche, ne, simuliatoriaus. Po 10 valandų išvažiuoju, sakykime, į Pardų trasą, sugebėčiau važiuoti ar ne? Nu, tavo nuomonė iš po simuliatoriaus. Nu, tai tu čia kalbi apie tą licenciją? Ne, apie atvažiuoju, gaunu pasiūlymą dalyvauti, tarkim, Porsche sprinte, ar ne? Nei kartų nevažiavęs, nei kartų nesdėjęs Porsche. Atvarau pas tave, tarkim, 10 valandų pravažiuoju, čia pavažinėju, pasimokinu ar ne, atvaroju Porsche kapą. Kas tenais būtų? Viskas priklauso nuo kiekvieno žmogaus individualiai, pas manęs labai daug ateina, tai dar nepravažiavęs žmogus, tai kokią čia man programą gali pasiūlyti? Jokios negaliu pasiūlyti. Pirmą pravažiuok 1 valandą ar pusvalandį, kad aš pamatyčiau, kokie savo yra žinios, kokie tavo įgūdžiai ir tik tada jau žiūri, kokią programą jam dėlioti. Tai jeigu tu atsisiesi ir ten nebumbum apie tavo vairavimą, tai tau ne 100 valandų. Tau reikės ne tik važiuoti simuliatoriumi, bet tau reikės ir domėtis autosportu, žinai. Ne vien tas važiavimas, tai tu ir domėtis turi to autosportu, domėtis to važiavimu, nes kad ir aš kaip aiškinsiu apie tą, kaip pavyzdys trajektoriją, kad tu turi atvažiuoti iš išorės, pasukti vidų, išleisti išorę automobilį, tiesinti kelią. Jeigu jisai nesidomėjo prieš tai, jam bus sunku vis tiek suprasti. Bet jeigu tu pradedi domėtis autosportu, tu pamatai tos atsakymus gauni, žinai. Aš žinau tavo tempą, žinau, kaip tu važiuoji, tai jeigu tu ten pravažiuotum 10 valandų, tai viskas ten būtų ok, atsisėdi į tą mašiną ir važiuoji. Bet taip pat, su ko susidūriau pastaraisiais 2 metais, simuliatoriuje atrodo viskas ok. Važiuoja ledovai, trajektorijos yra, atsisėda į mašiną ir šūdas gaunas. Žmogus žino tas trajektorijas, žino, kaip stabdyti reikia, žino, kaip akceleruoti, kokiom pavarom daugmaž atvažiuoti, bet kažkas galvoja nesusitvarkoma yra. Taip, ir tas, bet aš sakau, čia tas yra baimė. Kas turbūt daugiausiai sudaro to, tai baimė, atsakomybė. Tai labai kiekvienas žmogus yra individualus. Ir sunku nuspręsti iš anksto. Bet mano darbas, man svarbiausia yra paruošti žmogų simuliatoriui, kad jisai tvarkingai važiuotų, kad atliktų, manau, visus kriterijus. Ir aš jau esu ramus, kad jisai, kad ir važiuos lėtai ten toj realybėj, bet jisai jau žinos, ką daro, o nesės į mašiną, kuri kainuoja ten 150 000 ir nežinos, kas kaip vyksta, kur čia trajektorija, kur čia ką praleisti, tas toksai neaiškumas. Žmogui turi būti atsakymai savo, žinai. Žodžiu, kaip mama paruošia tave gyvenimą, tai tu paruoši žmogui į lenktynės, ar ne? Taip. Ta bendrą užprusimą, suvokimą jam suteikė. Taip, aš atlieku dar, aš treneris, ne tik, čia ta simuliatorių akademija, mano gyvenimas, aš ruošiu daug vairuotojų, bet aš taip pat užsiiminėju ir realybėje treniravimu. Ir yra mokiniai, kurie eina pas manęs visą žiemą treniruoja simuliatorių, tada mes ateinam vasarą. Tai čia yra geriausias paketas, kas gali būti tiek man, tiek vairuotojui, kai tas pats treneris dirba su tavimi ir simuliatoriui, ir realybėje. Tada ir tu pažįsti tą driverį, driveris pažįsta tave, pasitikėjimas yra ryšys ir visai kitas rezultatas gaunasi. O jeigu jau aš parašau driverį, ar driveris atsėdo į mašiną ir šūdas gaunas, tai čia jau ne mano atsakomybė, čia jau yra pats vairuotojas turi dirbti, reiškia, su savim ir aš ne psichologas. Iš esmės, aišku, treneris kiek ir yra šiek tiek psichologas. Nes, tu turi pažinti driverį, tu vieni driveriai mėgsta griežtesnį pasakymą ar ne, ir jisai tave tik tais tada išgirsta, kiti negirdi, kai tu, kai sakau, šauki ant jo, tai čia reikia, ir yra tas psichologinis toksai bendravimas, spaudimas šioks toks, tai čia yra svarbu, bet, aš taip giliai įlysti į ten tas visas baimės, negaliu tiesiog kartais, nes neturiu tiesiog to išslavinimo. Tai iš principo praktiškai geriausia ir rekomenduotina būtų, ar ne, kad jau tą, kurį pasirinkai, su kurio pradėjai mokintis, su juo ir tęst visą tą kelią, kad tiek simuliatoriuose, tiek lenktynėse, tiek visur, kaip sakyt. Čia yra idealiausias variantas. Taip, čia yra idealiausias variantas. Karoli, žiūrėk, dar klausimas būtų, esi kažko nepraleidęs per pirmas 10 valandų, ar ne, toliau laikyti, eiti į lasvą ir laikyti teorinės egzaminą teorijos? Taip, yra buvę, kad nepraleidau, yra buvę, kad davai duosiu 500 eurų, okay. Čia aš taip praeinu, visokių variantų, bet... Ką pirkai už tos 500 eurų, kaip jūs išleidai? Golfui tenai biškidėjau. Koilus? Jokauju. Ne, sakau, čia taip gali atrodyti iš pradžių viskas paprastai, bet labai galima greit nudegti šitoje vietoje. Ir kadangi mūsų bendruomenė yra ir tokia ta maža autosporto Lietuvos, ir tai daug yra labai daug kivirčių, pykčių kažkokių, noris, kad būtų kai kumštas jisai, nes jeigu čia mes pradėsim dar viens kitam padangas badyti, kai mūsų yra
ten 30 kaip pavyzdys, nu tai iš vis nieko neliks. Nu, aš tai net tokio požiūrio, aš geriau iš kitos pusės šiek tiek žiūriu, kad iš tos teisybės pusės, nu, kad geriau daryti teisingiau, kaip sakyt, likti pačiam bednesnėje situacijoje, bet vardan bendruomenės, iš esmės. Okay. Ar lemia kažką amžius norint mokintis, ta prasme, ar jaunesnis jisai bus turbūt gal labiau toks karštakošis, žinai, nu atrodo ir priims tą informaciją kitaip, ar vyresnį lengviau išmokinti, kuris, kaip sakyt, Nu čia toksai gera tema, viskas pakankamai paprasta. Jaunas žmogus, kuris ateina, tai ką reiškia jaunas žmogus, jisai turi mažai patirties gyvenime. Yra mažai susipažinęs pats su savimi, tiek iš psichologinės pusės ar ne. Ir jisai ateina ir jį paspausti, paveikti yra paprasčiau. Ir tas griežtesnis žodis, jisai išgirsta greičiau, ar ne? Ir tas tobulėjimas, dažniausiai šiaip imant statistiką, tai jaunimas žymiai greičiau progresuoja. Bet čia yra normalus dalykas. Vyresni, kurie ateina ruoštis, jau ateina su savo kažkokiais nusistatymais. Ne, kad aš taip mėgstu, aš taip nenoriu, aš to noriu, čia, jau tokie. Žmogus pažįsta save ir jisai jau ateina su tokiu nustatymu, kad man čia taip neveiks, man čia taip veiks, man čia taip reikia, taip. Jau tu turi taikytis prie jo, o jeigu tu nori taikytis prie jo, reikia jį pažinti kaip žmogų. Jeigu jam galvoja, tai nepakeis, ar ne? Jeigu jisai galvoja, kad tenai jam reikia daryti vienaip, tai jisai ir darys vienaip ir, kad ir aš sakysiu, kad ir įrodinėsiu ir su faktais, jam nesvarbu, jam atrodo taip ir jisai kitaip nedarys. Tai tas toksai yra, kad vyresnis žmogus, bet labai smagu, kad ateina vyresnis žmogus, nes normalu. Tai aš irgi pasensiu ir kažkada mane ten lenks jaunimas per šoną ir aš sėdėsiu už galvos suėmęs, kas čia atsitiko, kas čia pasikeitė. Pas manęs jau bus vienoks mąstymas, vienoks požiūris susidėliojęs ir perlaužti mane kažkam bus sunku, čia normalu yra. Tiesiog amžius. Tavo nuomonė dabar tas auksinis viduriukas yra, kokio amžiaus turbūt gal pradėti mokintis, kada tu nesi jau tas toks palaida bala, bet dar ir nesi tas, kuris jau nepriima tų naujovių, žinai, ta prasme. Tai nuo vaikystės iki kokių, sunku pasakyti, tas, galima čia įžeisti labai kažką, tai 35, 40, iki to tai tikrai, iki 30 metų nuo vaikystės galima tikrai ten be problemų išmokinti. Po to jau prasideda kažkokie, galbūt, irgi vienam žmogui anksčiau, kitam vėliau tenai kažkokie sunkumai. Tai va, sunkiau suvirškinti tiesiog. Bet čia normalu, tai kitas pats slidinėjimas. Tai tu dabar 40 metį ar 50 metų užvaryk ant kalno ir išmokink slidinėti. Ten pavargsi su juo. Tu paimk vaiką, jis tos pačios dienos vakare jau plūgelius stabdys ir panašiai. Tai čia lygiai tas pats. Tiesiog, čia normalu yra. Aš čia bandau paaiškinti, kaip story kelt, ten atrodo, kad aiškiai nežinau. Kaip atrakinta telefoną, jisai vis tiek veda tą 111 ir neišeina. Kiek simuliatorius arti realybės? Arti realybės, labai arti viskas. Iš esmės, šiai dienai tai tam skiriasi pagrindė, kad tu nejauti fizikos. Šitas yra didžiausias skirtumas. Tu su kūnu nieko nejauti, tu sėdi stacionariai. Tu realybėj, kai važiuoji ir kol nebūdavo dar simuliatorių, vis važiuodavo iš to jausmo, kai sakau. Kai simuliatoriai atsirado, pradėjo daugiau kreipti dėmesį į tą teoriją ir panašiai. O simuliatorius, kai tu nejauti su kūnu nieko, tu, kaip ir sakau, pradedi orientuotis į tą fiziką pačią, kaip tas veikia automobilis, kaip dirbti su automobilio balansu daugiau, ir visus kitus reikalus. Pats pojūtis, stabdymas, sukomumas, visas šitas. Tai tinka realybė. Tai pati platformos fizika, jinai, negaliu sakyti, kad 1:1, nes, tu niekada to nebus. Bet jinai yra labai arti, nes, iš simuliatorių šiaip tu gauni pagrindinę informaciją iš monitorių ir iš vairo. Viskas. Daugiau tu nieko. Gavom pedalai, jie tiesiog, ir aišku, dabar kaip tik gavom pedalus, kurie atkuria ABS. Tu suspaudi stabdį, jeigu ABS kikina, tai tu jauti. Bet, šiaip vairas ir monitorių viskas. O viską kitą tu pripranti ir kiekvieno ratu vis daugiau pradedi jausti. Kiek šiaip moteris paleidęs į lenktynių pasaulį, ar ne? Kiek treniravęsis, galbūt kiek pas tave licenciją laikėsi? Tai nuo 0,1, o jau šiek tiek kažkokią pradžią turėjusios, tai 2. Ten ta prasme, Emilija, tai eina stabiliai, mes ir sezone dirbam ir simuliatoriuose, tada Ingrida nuo 0 buvo iš esmės, nuo simuliatorius atėjo ir dar viena tokia vairuotoja, bet jinai ten labai retai važiuoja, tai toksai.
3. Iš esmės nėra daug moterų vairuotojų ir šiaip, nu, tausme, pasaulyje žiūrint jau tą aukščiausią lygą, nu, nedaug. Ateina moterų tiesiog, kad papramogautų, papramogautų, kad pamatytų, ką reiškia ta fizika, nu ne fizika, galbūt tas emocija, tas pojūtis. Ateina, kad, aišku, labai mažai būna, nu tai ateina dažniausiai vyrai ir atsiveda panelę, tenais kokias savo jo antrasis pusės ir, nu, važiuoja, bet kas sėkmingiausia, kai ateina va, tas vyras galvoja, kad jisai čia žiauriai gerai varys dabar ir jam tai reikės atleidus gazą važiuoti paskui tą paną. Dažniausiai vaikas viskas tuo, kad atsėdas vyras vartosi ten laukuose dugnais varydamas, o ta panelė ten pirmas 15-20 minučių lenkia tiesiog ant rato. Ir čia, bet užtikrinti ir stabiliai, kaip sakyt, nu... Nu tai, viskas su protu daro, nu tas pats vyrus yra labai didelis pasitikėjimas dažniausiai savimi. Nu vyras ten, ką jis nori, jis duot gazą, nori viskas. Jam to paliks, neįdomu, jis nori duot gazą ir viskas. O moteris viską daro atsargiau. Bet ir kai tu atsargiau darai, nu, ta prasme ir gaunasi. Vienos garetas gaunasi, nu, visas lapas, visas ratas gaunasi geresnis. Taip. Jeigu ten visą ratą lieki be galo ir ten kažkur mokuškysime. Taip. Tikrųjų, bet netgi statistika mūsų kanalo šiai dienai yra, kad moterų peržiūrų 5%. Nu tai moteris nuo vaikystės domisi kitais dalykais, vyrai domisi mašinytėm nuo mažens. Aišku, yra moterų, kurios irgi, nu, tenai domisi automobilis, bet labai maža dalis, kaip ir vyrai nesidomi kažkokiais moteriškais dalykais. Ne, tai, nu, čia normalu. Mes laukiam, aš manau, kad taip, mes laukiam moterų, bet normalu yra, kad jų nėra čia. Tai tiesiog. Taip. Viskas, ačiū už pokalbį. Ačiū. Licenzijos laikymą. Lauksiu. Kaip tu manai, ir dizelis gali būti sportinis automobilis? Kle, tenai. Mes su Vyčiu turėjom, nu, nemažai diskusijos šitą temą, bet aš laikausi tos pačios temos, kad dizelis nesportinis automobilis. Dizelis gali būti traktorius, gali būti sunkvežimis. Bet viskas remiasi į finansus, žinai, nu, tipo, nu, normalu. Gera mašina, dizelis, ne? Gerai važiuoja. Geras vaikas, karas. Geras. Mylimės. Tai. Žinau, kad nemuši, kol filmuoja. Blet, šiandien aš žiūriu, turiu daug tų skundimų, iš tikrųjų Vyčio darbų, žinai. Tai nenufilmuota, tai nepaspausta, blet. Nu, paprašai, kad paspaustų on mygtuką ir off yra, žinai. Tai šiandien tikrai tu nepatenkinti. Kam skambina? Ai, tavo. Oh, no!